Šiandien parodysiu, kaip seną, netvarkingą, pamirštą garažą pavertėm funkcionalia darbo erdve. Ką rasim viduj? Ogi gražų, tvarkingą garažą su patogia įrankių siena ir darbo vieta. Šiame epizode apie tai, kaip svajonės tampa realybę. Nu ką, bet iš tikrųjų esame labai toli nuo tos svajonės. Buvo purvina. Galingas. Palauk, aš tai pagūglinsiu. Tai, man atrodo, pirmiausia, ką padarom, pasistengime visus šitos daiktus patraukti, sudėti, išmesti ir pasižiūrėti, su kuogi mes šiandien dirbom. Ok, man atrodo, pirmas žingsnis mums pavyko. Nesvarbu, kad viską tiesiog sugrūdom į rūsį, bet judam toliau, susišluojam. Ir žiūrėsim, ką rasim. Nu ką, viskas. Išsivalėm, išsišlavėm, kiek galėjom, laikas gruntuoti. Gerai. Haha, viskas. Aš jau pasimečiau, koks yra poros metas, kas vyksta, buvo purvina, viskas taškėsi, bet pagaliau sienos nugruntuotos. Na ką, kol džiūsta mūsų gruntas, mes atvykom į senukų susirinkti viską, ko reikės pagerintam garažui. Tai yra dėžės, ten taip toliau pamatysim ir netgi vienas specialus įrankis. Važiuojam. Na ką, kaip pamatėm, besitvarkydami, mums tikrai prireiks dėžučių. Didesnių ir mažesnių. Judam toliau. Na ką, kadangi garaže ketiname daryti ne ką kitą, o kaip įrankių sieną, tai mums reikės pjūklo, kuris padėtų tą sieną lygiai tiesiai nupjauti. Tai dažų mes galim pasirinkti įvairiausių, mes imam paprasčiausius, nes nei saulė, nei lietus neturėtų mūsų garažo pasiekti. Ok, tai man irgi nusibodo būti šitam baisiam purvinam kambarį, tai imkimės dažų. Dažysim ne voleliais, ne teptukais, o su Gründer purkštuku, tai bus paprasta kaip 1, 2, 3. Ir dažom. Nu va, kaip ir baigta. Viena pusė. Dar liko visą garažą nudažyti. Atvyko pagalba. Dažo. Nu, manau, kad nusineščiau. Pro rajoną praeiti, tai aš manau, kad nereikia čia jokių mašinų imti ir siuntimų, jokių nieko. Įrankių sienai mums prireiks didelės plokštės ir tikslaus pjūklo. Iki Lukai susitiksim garaže tada. Ui, sveteliai, jūs jau čia? Kaip jūs čia mane aplenkėt? Na va, nešėm, atnešėm. Mes pagyvinsim šitą pilką garažą, nes atnešėm to medžio, to natūralumo tokio, įnešim čia šiek tiek spalvos, gyvybės. Gyvenam pilkuose butuose. Cepelininis dangus. Tai vienintelė viltis yra draugų kompanija, gražios spalvos ir natūralios medžiagos. Faniera. Gražiai padarėm. Dabar čia turi atsirasti įrankių sienos. Mano planas toks. Tadam! Nu tik čia perpjaunam, pritvirtinam, kad kabėtų. Ir dar nupirkom dar vieną gerą dalyką. Stalą. Jūs matėte daug skirtingų būdų, kaip mes elgiamės su dideliais fanieros lapais. Tai dabar elgsimės daug paprasčiau, nes turim vieną gerą dalyką tiesiai iš senukų Gründer naują pjūklą. Bičiuli, čia bus pagrindinis šiandienos darbo įrankis. Čia yra įgilinamojo pjovimo pjūklas. Jis yra daug tikslesnis už mūsų paprastą diskinį. Ir ne tik tai, jisai turi dar ir liniuotę ir ta liniuotė turi elegantišką Gründer firminį krepšelį, kurį galėsite naudoti tiek pjūklui nešiotis, tiek į pavyzdžiui, sporto klubą ar kažkur tai. Vaikeli, aš negalvojau, kad jisai toks didelis. Tu įgilinamosios liniuotės. Aš kaip suprantu, reikia susijungti šitos dalykus kartu. Tada įsistato čia viskas, kaip čia buvęs, va taip va. Tada ką darom? Stumam.
aš galėsiu iš šitos vienos plokštės padaryti ir įrankių sieną, ir lentyną, ir dar įrankių dėtuves mažas, man atrodo. Panašu, kad teks gręžti sienas. Nes mes norim, kad mūsų įrankių siena būtų lygi, reiškia, reikės išlyginti šitą sieną. Aš norėčiau atsipjauti bent jau 120 cm brusą. Galingas. Situacija tokia. Čia yra mūsų sienos atrama. Pažiūrėkime, kas bus, jeigu aš ją čia pritvirtinsiu. Ir tada pritvirtinsiu kitą vietą čia kažkur. Mes turėsim idealiai lygią sieną. Čia labai svarbi detalė iš tikrųjų. Nes čia mes tvirtinsim darbo stalą. Štai aš pasiėmiau mini vaikišką vaikų darželio kėdutę. Ir čia bus darbo stalas. Aš manau, kad jisai yra blogam aukštė, nes nieks nesėdė ant tokių kėdučių, aš nežinau, ką jie čia daro. Palauk, aš tai paguglinsiu. Darbinio stalo aukštis 85 cm. Mūsų įrankių siena prasidės virš 85 cm, sakykim, nuo 90 galim pradėti. Nežinau, aš tai norėčiau panaudoti jau šitą pjūklą ir persipjauti šitą visą šakarmakarą. Tu pajutai, ką aš pajutau? Tai buvo taip, kaip per sviestą. Ir jeigu mano paskaičiavimai teisingi, čia bus įrankių siena. Svarbiausia, kad mano aukštosios matematikos dėka liko lentyna dar laisva. Trečias etapas baigtas! Taigi dėliojausi, ką čia su šito garažu padaryti. Viena iš idėjų buvo, kad būtinai čia reikės darbo stalo, nes jo nebuvo, kaip matėt. Tai nupirkau senukose tarp furnitūros, galiausiai radau va tokius laikiklius, kurie padarys atlenkiamą stalą. Tai paėmiau, pritaikiau plokštę. Tadam! Čia bus dar ką išmokti. Turi įsitikinti, kad tikrai įsėdo teisingai. Tada turėtų laikyti. Eina 4. diena garažo tvarkymo. Čia kaip matot, jau atsiradęs yra laidas. Tai tenais nuo dėžutės laidas turi atkeliauti iki čia, iki mūsų sienos. Nes čia aš noriu įrengti rozetę ir čia aš norėčiau padaryti dar papildomą apšvietimą gal. Tai jo, 3,20 m lempos, kurios keliaus ant lubų ir sienų. Laikas sutvarkyti elektrą. Reiškias, išsijungti elektrą, kad pajungti elektrą. Žiūrėjom. Mega netvarka vis dar, bet dabar pajungiau 3 lempas. 1, 2, 3. Ir galiausiai atėjo laikas finalizuoti šitą video, o kartu ir sukabinti įrankius į jų gerbiamas vietas. Aš kaip tik baiginėju čia dar papildomą lentyną. Jeigu prisimenat, mes plokštę susipjaustėm į 3 dalis. Viskas gerai, trūksta tik poros varžtelių. Tai čia bus įrankių kampelis, o čia bus grinder kampelis. Nes noriu pasidaryti akumuliatorių įkrovimo stotelę tenais, kad viskas patogiai vienoje vietoje būtų. O svarbiausia, tai aš noriu susikabinti visus įrankius, kad juos būtų lengva pasiekti čia nuo sienos. Tai va, tai mano planas toksai, kad kažkokiu būdu su šitais ir su šitais pasieksiu ekvilibriumą įrankių kabėjimo fazės. Nu ką, praėjo savaitė ir pamirštas garažas patapo funkcionalia darbo erdve. Turim stalą, turim elektrą, turim naują apšvietimą. Galiausiai čia kabo grinder įrankiai, o čia jau tėtis įsirengs, kaip jam patinka. Nebūčiau viso šito padaręs be draugų ir šeimos pagalbos. Tikiuosi matosi mūsų visų įdirbis. Ačiū, kad žiūrėjot, mes susitiksim kitame epizode. Viskas. Pabaiga.